Sveiki gyvi, atvykome į 9-ąjį pasaulio stebuklą, taip ispanai Granadai vadina savo pilį. Mes per 3 metus gyvenimo čia niekaip taip ir nenuvažiuojam. Ja, visi jau mūsų draugai, kurie mūsų aplankė, visi nuvykdavo, mes vis nerandam laiko, nes, kaip sakant, kuo arčiau gyveni to taško, tai vis atidedi, nes bet kada nuvarysi. Tai varom į Alhambros pilį. Alhambros pilis tai yra maurų palikimas iš senovės, kada dar Ispanija nepriklausė ispanam, o priklausė marokiečiam, dabartiniam mauram. Ir tas palikimas, tai einame į Nasdir rūmus, tai yra grynai karaliaus rūmai, juos apsižiūrėti. Juos didžiulė problema yra tokia, kad jie yra labai populiarūs. Ir tai reiškia, kad jau gaut bilietus, tai jau reikia ojojoj. Kokią mėnesį tai tikrai bent jau prieš jau jų pasiieškoti. Tai visi, kas atvyksta ir susiplanuoja, tai žino, ką tą reikia daryti. O mes vis bandom laimę. Dar galima darbo dienom, bet darbo dienom mes negalim savo leisti. Tai mums dar susivrėjom. Ne pirmas kartas mums čia, esam jau čia buvę, tik ne pačioj pily, nes tuos bilietus sunku labai gauti į parką įleidžia ir taip. Tai, pasivaikščiosim, turim būti tiksliai likus 10 minučių iki įėjimo. Pakankamai griežtai čia viską kontroliuoja, čia pas jos tokia apsauga, lyg čia nežinau, į Luvrą eitume kokių paveikslų išnešti. Evelinos nuotaikėlės puikios. Oras jau vėsokas, labai norėjom dar ne pavasarį, rudenio pradžioj čia patekti, pasižiūrėti, kaip dar gamta atrodo, bet dėl tų bilietų, kad reikia prieš mėnesį, kažkaip tą faktą vis stengiamės nuskipinti, kad gal pasikeitė laikai, nepasikeitė. Tai nusikėlė viskas va į lapkritį. Ko laiko turim, pašinėjom po General Life parką. Didelis kompleksas, nemažas visai parkelis, čia toks amfiteatras padarytas. Fontanai išjungti, šiaip turėtų veikti. Gražios spalvos. Nieko ypatingo, parkas kaip parkas. Judėsim dabar į kitą kompleksą pilies apsauginį ir eisim žiūrėti. Perėjom dar vieną apsaugos postą, patekom tokį mini Alhambros miestelį. Yra pora viešbučių, kavinių, pora rūmų, kurių dar mes nesame matę, Karloso V ir Nasdiro. Laiko dar turime pusvalandį. Teoriškai gal 20 minučių tik tai. Įėjom į tokį pastatėlį, tipo vonios. Čia koridoriukais tokiais. Karloso V rūmai, einam apsižiūrėsim, patenka savo įeina su paprastuoju bilietu, nieko įspūdingo nereikia mokėti. Vidinis įėjimas toks kaip čia aišku atrodo, bendrai kaip koks Kolizėjus, teatro aikštė. Labai primena tai, kas buvo. Čia tiek populiaru, kad žmonės čia kaip rūmuose trakuose, Užutrakio dvare, pavyzdžiui, vestuvę švenčia. Prašau. Čia tarp kitko yra susituokęs Filipas, 6 karalius Ispanijos. Tai visi nori būti karalius. Taip gražiai atrodo, išsaugota, gražios menės. O ten jaunavedžiai, bet turbūt per kamerą nesimato, pauzuoja. O gal mes va čia užlipsim viršų, pažiūrėsim. Bet pakilome į 2 aukštą. Šalia įėjimas į muziejų Peitrato. Gražus pastatas, nieko kažko įspūdingo. Turistai. Leidžiamės, sutuoktiniai, laukia, kol mes praeisim dabar. O su tokiu kožu. Didieji Alkazabos rūmai. Čia esam buvę, ten viduje vien yra griuvėsiai.
Jeigu labai neturėsim dar ką veikti po Nazdiro Pelis, ten mūsų eilė laukimo, tai sakėm, šitoj kavinukį nusipirksim kavos. Esam čia jau prieš keletą metų nusipirkę vyną už €1,5 už taurę, tai buvom labai... Patikrino pasus, matau, kad super bus. Remontas, pastoliukai, pats grožis. Nu, hopeso. Einam, sauga, matau, tikrins. Evelina sako, kad atrodo viskas gražiai, įdomiai. Visas grožis yra interjeras ir raštai maurų palikti. Bet galėjo labiau padirbėti pusės sienos, tik vilka balta paprasta. Čia eisime toliau. Čia toksai užtvertas praėjimas. Tokį balkoną. Čia jau įstiklinta. Labai gražus raižiniai, arabiški rašmenys. Tikrai darbo yra įdėta. Įdomu, kad viskas arabiškai parašyta. O čia pagrindinė vieta jau, kur visi viską fotkina. Daug kas fotkina prieš saulę, kaip įdomiai. Apie jau iš kitos pusės, kur ir turėtų dar gražiau matytis. Pagrindinis vaizdas, žmonės fotografuojasi. Kol turistai mėgaujasi savo laisvalaikiu, katinas laukia savo pietų. Perėm turbūt į vieną gražiausių aikščių Nazdiro rūmuose. Labai graži alėja, daug žmonių, visi čia fotografuoja viską. Labai gražiai suformuotos arkos, filtrai. Įspūdingai atrodo, žmonių tai begalybė. Wow. Visų rūmų traukos objektas tai yra visi šitie raštai, interjeras darytas. Galvom, kad bus muziejus kažkoksai su atkastais dalykais, pasirodo. Langas į gamtą. Ar gražu? Gražu, sodas. Nu, to laukiam. Visi dabar palaukim, taip visiems tenka išlaukti kantriem. Kur filmavau su tom žvaigždutėm iš ant lubų, man čia pasirodo stikliukai padaryti, kad nelytų į vidų, apsaugoti. Čia jau medinės lubos, bet šitokių tai ir Lietuvoje turim. Taip atrodo Granada. Ten ant kalno esam su Evelina bandėm, labai graži atodanga yra.
Galima matyti ir šitą visą pilį, ir kalnus. Labai faini saulėlydžiai. Jeigu laiku atvaro, tai jeigu busit Granadai visai nakčiai, tai taškas. Čia žmonės gyvena ir gyvena. Eime. Ieškom dabar jau tualeto. Yra Toledo miestas, o mes tualeto ieškom. Suleidom žemyn į sodą, kurį filmavom va ten iš viršaus per langelį. Dabar jau aš galvoju, kad čia biškinai ten nuėjau, nes dar pro ten reikėjo praeiti tikriausiai. Einam. Ten priešai. Vridami požymis, bet čia nieko įdomaus. Plytos. Rūsiai. Čia gražus parkai. Leidžiam Nasdiro rūmus. Alio, girdžiu. Tu čia sakei alio? Ai. Lietuviai. Alio, einam žuvyčių pažiūrėti, sako. Galvoju, Evelina čia man šaukia. Ne, aš jau skaičiu į tualetą, ne, kiek žuvyčių pažiūrėti. Ir paskutinis taškas, nemokamas, tai į Alkazabą tvirtovę. Dar kartelį pereisim. Senai buvom, važiuosim, gal ką atstatė naujo, kokį supermarketą. Nemokamas švietas, tik patikslinis. Nu, bet su parko bilietu, tiesiog pigiausių bilietų tu gali čia jau eiti. Patvirtino pasus. Kokie tvirtovės bokštai. Lipsim, čia interjero bus nedaug. Matosi Granada. Nėra drėgmės ore, neblogai prapustė. Papuoliau turistų grupę, tai dabar jau teks lėtai vaikščioti. Senuoja tvirtovė kaip atrodo. Štat, leiskit atgaus kvapą. Nu kur čia tie kalnai? O va. Sierra Nevadas slidinėjimo kurortas. Senieji tvirtovės pamatai, dar iš toliau. Dar kartelį kalnelį, dar kartelį Granada ir tepam slidės. Žemyn galvos reikia nepalikti. Čia ant šeimo yra toksai parkas gražus. Šiaip visai fainai, nemanau, kad praradom kažką atvykę vėliau negu rudenį. Vis dar viską žalia, bet jeigu taip jau sausį ir gruodį, kaip dažniausiai mes čia visą laiką atvykdavom, tai viskas jau būna nudžiūvę. Toks jau rudenėlis normaliai nuvažiavęs, tik tai šakos tyro. Bet nepaisant to, kad augalija būna jau tokia pabėgus, vis tiek ganėtinai gražiai atrodo. Ypač jeigu atvykstat iš Lietuvos, kur šalta, tai atpirks. Grožimės rudenio krentančiais lapais. Radom krioklį. Sevelinai labai patinka. Vėl turą kartuojame nuo pradžių. Vėl esam įėjime. Užkandom, Evelinas stiprinasi snikeriu. Nukeliavom į parkelį. Fontaniukų. Mažuliukų. Lerijos. Gers. Tai vyksta šito parko restauracija. Ima susidina tujas. Čia tokiais šniuriukais ir tempia šakas, kad jos gultų vieną ant kitos ir sudarytų arkas tokias. Konceptas kaip Prancūzijos sodose. Gražiai atrodo. Praėjom parką. Daug citrino. Rožių. Šiek tiek jau pavytusių krūmų. Ėjom pagrindinį pastatą. General Life rūmai. Jau pagrindinis spotas fotografuot.
Netoks išpuoselėtas parkas, bet panašus. Gražus rūmų vaizdai. Tie patys. Tos pačios interjero detalės. Tokios arklidės. Dar vienas parketas. Daug fontaniukų. Nu ir panašu, kad va turas ir baigtas su General Life. Šiem tu čia apėdinėje aplink visus sodus pasigrožėt. Tai aplankėm jau visus taškus, daugiau šitam parke nėra ką veikti, užtrukom 3 valandas, kainavo 18 € vienam bilietėlis. Nu, verta atvaryti. Verta. Visai gražu. Pagrindinis akcentas Nazdyro rūmuose yra tas, kad tas interjeras sienų atidirbtas matos rankelėm. Nemanau, kad 9 pasaulio stebuklas, bet gražu pažiūrėti. Tai... Verdiktas yra toks, kad verta atvažiuoti, jeigu turite dieną praleisti Granatoje. Jo, dieną reikėtų, nes sakykim, kad po šito jau gal apsimokėtų dar nuvažiuoti į centrą. Tenais yra Maurų turgelis išlikęs. Šiaip senamiestis visai toks mielas, nedidelis. Nu ir ant Sant Mišelės viewpointo gali palydėti saulę, žiūrėdami jau aplankytą pilį. Taip, po to jau vyniot tolyn į Almeriją arba gal į Malagasą. O mes žygiuojam su visa armija žmogeliukų ir vyksim namo.